Jų atseit nebuvo, nors mes visi pildėme didžiulės anketas. Ir įsivaizduojat, kokios medžiagos dingusios. 11 šaukimo LTSR aukščiausioji taryba 1990 m. vasario 7 priėmė labai svarbų dokumentą, kuriuo ne tik įvertino teisiškai slaptuosius Ribbentropo-Molotovo paktus 39 metais pasirašytus, bet ir surinko medžiagą didžiulę, denonsavo Lietuvos stojimo sutartį į Tarybų sąjungą, panaikino Lietuvos liaudės Seimo 40 metų Liepos, kurios ten dienos, nutarimą dėl stojimo į Tarybų sąjungą ir pasiūlė Tarybų sąjungai derybas. O tada buvo išrinkta 12 šaukimo LTSR aukščiausiai taryba, kurioje mes atkūrėme, įsipareigoję žmonėm tai padaryti, Sąjūdžio žmonės, prisijungė ir kiti LKP atstovai. Su Anatolijum nekartą žiūrėję į laikiną pagrindinį įstatymą, nekartą stebėję okupacinės valdžios, aukščiausios tarybos okupacinės valdžios 12 ir 11 šaukimo signataro spaudos konferencijos. Su signatarų klubo išleisto dvitomio rinkimai į 90 metų vasario 24 išrinktą aukščiausiąją tarybą, tarybinę paskutinę okupacinę valdžios organą, tarybinę paskutinę okupacinę valdžios organą, kuris atkūrė nepriklausomybę 90 kovo 11. Štai atkreipiam dėmesį, viešas, kaip Anatolijus sako, viešas asmuo viešai mėto ofertas, į kurias, jeigu niekas neatsako, tai viskas ir kanalina, bet gavosi taip, kad Anatolijaus žvitri akis mato tos dalykus. Tai prašom Anatolijau prakomentuok, mes grįšim vėl eilinį sykį prie Lietuvos Respublikos laikinojo pagrindinio įstatymo, prie 21 pakeitimo ir jų suvestinių redakcijų ir pabandysim paaiškinti, artėjančių rinkimų peripetijose šiek tiek paanalizuoti ir išanalizuoti, išaiškinti liaudžiai konkrečiau, kas, kaip, su kuom ir kaip yra valgoma, ir tikiuosi, kad pavyks jums išaiškinti, jeigu ką bus atskiras video. Tai prašom Anatolijau prakomentuok, o aš parodysiu. Taip, tu čia nepaminėjai tik to signataro vardo į pavardės, bet žmonės turbūt suprato, kad čia tas mūsų mėgstamas klounas Zigmas Vaišvila. Jo, tai reiškia Zigmas Vaišvila, turbūt pastebėjot paskutinių laikų, būtent paskutinių laikų, ne kažkada tai anksčiau, o būtent dabar, kai artėja, vakar suėjo 33 metai, jo, po tos vadinkim įstojimo į Jungtinių tautų organizaciją ir būtent prieš tos vadinamus lemiamus Seimo rinkimus, jis pradėjo viešai skelbti apie svarbių valstybei dokumentų pradingimą iš Seimo, vadinkim, archyvų. Jo, o būtent tenais matėt, kad pradingęs yra dokumentas, kur aukščiausiai 11 šaukimų aukščiausiai taryba denonsuoja Lietuvos Seimo 40 metais priimtą sprendimą įstoti į Tarybų sąjungą. Denonsuoja viskas. Ir pradingė šitas dokumentas. Ir taip kaip mes žinom, kad mes randamės dabar toj vadinkim jūriniai teisėje, kur viskas yra ofertos, reiškia visos Zigmo Vaišvilo kalbos yra tik pasiūlymai tikėti, kad šitie dokumentai pradingo. Daleidžiam, čia yra du variantai. Pradingo iš tikrųjų, arba Zigmas Vaišvila mums siūlo tikėti. Viešai siūlo tikėti. Čia komentarą galiu šiek tiek. Kaip ten prieš tai buvusiam video, kur aš buvau įmetęs, kur būtent Zigmas sako, kad žmonės tikėjo Sąjūdžiu. Lygiai taip pat kaip
jie sakė, tikime laisvę, bet taip namiokas, tipo, žinai, tikėk laisvę, bet tu nesi laisvą, žinai, tu tik tikėk, o tai paantrinu tau, kad jis sako, tikėkit, kad dingo dokumentai, bet galbūt jie ir nedingo. Jo. Ir todėl, matydami tokį Zigmo viešo asmens signataro Zigmo Vaišvilos tos pasisakymus iš tos konferencijų salės, taip pat jis viešai ten rodo, kad jis kreipiasi į prokuratūrą, kažkur kreipiasi į teismus dėl šito klausimo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu tie dokumentai pradingo, tą leidžiam, pradingo, ne? Reiškia, jis išeina tokia prasme, kad kodėl reikia viešinti? Gerai, nuėjai žmogus tenais į tą prokuratūrą, ten su tais 15 signatarų padavai, ir užsiimi to reikalų, kam čia reikia rodyti visai visuomeniai. Įvykdytas kažkoks nusikaltimas, tai gerai, ten ir jūs tarpusavį aiškinkitės, ieškokit tų dokumentų, kodėl reikia būtinai šviesti visuomenę. Būtent paskutiniu laiku, būtent prieš tą, kur vakar jau baigėsi tas 33 metai, būtent prieš tos paskutinius. Mes su Gediminu skaitom, kad čia yra vieša oferta, kad jeigu pasisuks įvykiai, ten kaip yra numatytas SSSR 2, tai automatiškai sakys, tai jūs nieko nedarėt, žmonės, mes jums sakėm, kad dingo dokumentai, kad čia nėra tokio, kad mes denonsavom tą sutartį įstojimą į Tarybų sąjungą. Palauk, Anatoliau, norėčiau, kad Zigmas pasisakytų toj vietoj. Ir jeigu Seimas užsiima tik tai tuom, kuria koncepcijas visokias, bet kuria istorinės koncepcijas be dokumentų, tai, žinot, atsiprašau. Čia ir gaunasi, kad jie irgi numato, perskaičiuoja variantus, jeigu ten Tarybų sąjunga, viskas gerai, nėra dokumentų įrodančių, kad ten buvo denonsuota ta sutartis. Reiškia, niekas nedenonsavo, mes ir esam Tarybų sąjungui. Ir viskas, šiandienas kaip iš variantų. Tačiau būtent šitas visas Zigmo Vaišvilos veikla, vieša veikla, vieši pasiūlymai, su Gediminu dar kartą peržiūrėm, kas čia darosi. Ir teko sugrįžti vėl prie laikino pagrindinio įstatymo, to 21 nelemto pakeitimo, kuris tipo iki šiol galioja. Ir tenais, dabar Gediminai parodyk tą visą vaizdą, kad yra 22 pakeitimai, 22, bet tik ties 21 pakeitimų yra suvestinės. Ir kaip nekeista 2, parodyk žmonėm, kad matys. Yra dešiniam šone yra 13, 14, 15, 16, 17 ir tik tais 21 pakeitimas turi, tas kur Anatolijus sako, 2 suvestinės. Ir mums buvo užkliuvęs dėmesys, kodėl ta nelemta, kaip sakėm, Liepos mėnesį tie visi išgamos labai smarkiai mėgsta kažkotais, tie visi velniai. Tai kodėl tas? Ir mes pradėjom taip vesti, kad vis tik gali būti dėl tų Seimo rinkimų ir visa kita. Taip kad prašom toliau, Anatolijus. Dabar matome 2 suvestinės. Pirma suvestinė yra nuo Liepos 7 iki Liepos 18, 11 dienų. Ir tenais yra visi pakeitimai surašyti, kurie buvo padaryti, visi 21 pakeitimas. Bet kas įdomiausia, šita suvestinė yra pavaizduota tik su spausdinimo mašinėlė įkelta. O jau nuo Liepos 19 suvestinė iki lapkričio 2, kaip jau buvo įvesta ta 92, kai buvo įvesta ta konstitucija, tipo ta jų UABO. Tenais nebėra nei vieno pakeitimo. Palauk, Anatoliau, kad atkreip, kad nesiblaškyt. Tai kad nuo Liepos 7 iki Liepos 18 dienos, nuo Liepos 8, aš dabar atidaręs tą, nuo Liepos 8 iki Liepos 17 dienos, čianais kas buvo pakeista? Čianais pakeitė aukščiausios tarybos, pervadino į Seimą. Tarybinę, paskutinę okupacinę valdžios organą. Tai va, mes dabar matome.
matom, kad yra dvi suvestinės, viskas. Šitoj suvestiniai nuo 7 iki 18 visi pakeitimai surašyti tvarkingai, viskas, kaip ir priklauso iki 18 dienos, bet nuo 19 dienos išnyksta visi pakeitimai, išnyksta nuo Liepos 19 visi pakeitimai ir iki lapkričio 2 dienos nebėra nei vieno pakeitimo. Tai yra vėl, reikia suprast, kad Seimo tas pavadinimas vėl yra išnykęs. Nes suvestinė redakcija rodo, kad Konstitucija grinai galioja be jokių pakeitimų pirminių variantų pagal kovo 11, kol nebuvo jokių Seimų, jokių vyriausybių, buvo ministrų taryba ir jie paliko. Liepos 19 dieną jie palieka pirminę suvestinę. Ir jinai dar galioja iki lapkričio 2 dienos. Nors automatiškai mes matom, kad visi pakeitimai irgi galiavo iki lapkričio 2 dienos, tačiau jie nebeįtraukti. Į Konstitucijos pagrindinį tą tekstą neįtraukti. Kažkokie oriniai pakeitimai, kurie jau pradėjo galioti patys savo. Nuo Liepos 19. Patys savo, Konstitucija pagrindinis įstatymas iki lapkričio patys savo. Todėl mes vadovaujamės būtent šitą vadovaujamės suvestinė redakcija nuo Liepos 19 iki lapkričio 2. Nu, ta prasme, pasakyk. Davai, sakyk. Tai, man atsigamino ta nuo velnių pagauta mintis vėl. Tai kad, ką mes norėjom parodyti, ta prasme, kad iki tai buvęs, kaip Anatolijus sako, 21 pakeitimas, suvestinė redakcija nuo 7 Liepos iki 18, yra pervadintas 26 straipsnį, būtent ta suvestinė redakcija, nuo 7 iki 18 šiandien yra parašyta, kad šią teisę užtikrina galimybę rinkti ir būti išrinktam į Seimą. Tai viskas ok, kaip Anatolijus sako, bet, nepamirškim to dalyko, čia viskas susijęs su Seimo įstatymu, Seimo rinkimų įstatymu, kam tas pakeitimas buvo padarytas. Bet kaip Anatolijus sako, nuo 19 dienos, vėl rodau, nuo 19 Liepos 19 iki lapkričio 1 dienos, Seimo nebėra, vėl atsiranda šią teisę užtikrina galimybę rinkti ir būti išsiliaudęs deputatų tarybos. Nebėra vėl to Seimo. O nors ta suvestinė yra jau nuo Liepos 19, o prieš tai buvo iki 19, kur Seimas atsiranda ir po 19 vėl Seimo nebėra. Jo, o čia labai toks burtas, užleistas ta dviguba buhalterija. Tai mums atkilo įtarimas, kodėl taip yra ir kodėl ta 19 kažkom ypatinga yra Liepos 9, būtent kai jie tos pakeitimus pradeda daryti. Liepos 9, Liepos 7, ta prasme, tai mums pradėjo kilti įtarimas. Prašom, toliau. Ir visi šitie dabar, dėl to Vaišvilos kalbėjimo apie tai, kad ten dingo dokumentai, būtent mes ir sugrįžtam į tą pradinį tašką, kur aukščiausia taryba, jie čia pradanginti aukščiausią tarybą ir tipo padaryti tą atkurtą Seimą, kažkokį atkurtą Seimą. Jo, ir kaip jie tą visą bandė užliuliuoti, bet taip kaip mes žinom, kad teisiškai to padaryti nebuvo įmanoma, jie naudojo visokias gudrybės, visokias klastas, visokias ten to klastuotės, jo, visas tas. Ir dabar, kada mes jau davėm iki to, kad žinom, jog nuo Liepos 19 iki lapkričio 2 nebeliko išvis jokių pakeitimų, tam laikinam pagrindiniam įstatymui, remiantis šito faktų, tvirtinam, kad šitas įstatymas dega žalias lempukas, jis galioja be jokių pakeitimų, išvis be jokių pakeitimų galioja, 21, jis tipo yra galiojantis, tas, kad atseit Seimas egzistuoja, bet jis neįtrauktas į pagrindinį Seimą. Ir čia išeina, kad galvo, ką nori. Ir jeigu Seimas užsiima tik tai tuom, kuria koncepcijas visokias, bet kuria istorinės koncepcijas be dokumentų, tai, žinot, atsiprašau. Taip, kad su Anatolijum grįžtam prie tos minties, kad, kai mes atkreipiam dėmesį, kodėl buvo būtent nuo Liepos 7 iki Liepos 18 dienos, kuom ypatingas tas buvo laikotarpis, ogi grįžtam prie to viso reikalo,
kad tas laikotarpis buvo ypatingas tuom, kad būtent 92 metais Liepos 9 dieną buvo priimtas ir įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas, nes jiem reikėjo kažkaip tais patraukti liaudės deputatų, ta prasme teisės subjektą tokį kaip liaudės deputatai, jiems reikėjo patraukti ir pervadinti Lietuvos aukščiausią tarybą, pervadinti į Seimą, būtent tam ir buvo reikalingas šitas 26 pakeitimas, kad į laikiną pagrindinį įstatymą nugultų žodis Seimas. Tai prašom, mano toliau dar ten dadurk. Nu ką, čia viską pasakėm, dabar aiškėja, vo šitą afiorą 92 metų su Zigmo tais viešais pasisakymais, tom ekspertom, kuris siūlo mums tikėti, kad dokumentai dingo, neaišku, ar iš vis jie buvo, niekas nebegali patvirtinti, ar jie buvo, ar buvo priimti, ar nebuvo, bet viešas asmuo viešai pasiūlė, nu ir viskas, ir dabar galvo, ką nori, tai vat jo tie pasiūlymai, aiškiai, vat yra dabar surišti su 92 metų jų aferizmais, kaip jie bandė paslėpti aukščiausią tarybą, kaip jie deputatus, kaip bandė paslėpti visą ministrų tarybą, kuri iki šiol pasirodo viskas galioja, matom pagal tą laikiną pagrindinį įstatymą nuo Liepos 19 jo. Ir paprasčiausiai bando ištrinti žmonėm iš smegenų tos dalykus, bando, kad žmonės nesuprastų, kaip čia jiems tą pilietį paėmė, kaip jos fiziniais asmenim padarė, jo, ir nori, kad žmonės išliktų dabar jau pastoviai tų fizinių asmenų statusą. Bet dabar apie pilietį ir fizinį asmenį padarysim kitą, bus atskirai, kad nesipainiot viskas. Ir čia yra pagrindas, kad žmonės žinokit, kad Zigmas Vaišvila yra viešas asmuo, jis ką šneka, tai yra jo grinai pasiūlymai. Pasiūlymai, tikėti. Dar vieną dalyką, ką atkreipiau, turint omeny, kai jie mėgsta ten savo tos bairius, tipo, žinai, po 10 metų, ten, tipo, kaip patikėtinio teisę pritempinėti, va, tenais, ar ten administravimo, tipo, ta teisė, kaip ten 10 metų, 20, 30 metų, ką mes matom pagal tas visas datas. Tai va, aš dabar dar ten, žinai, kur tie 3 brūkšniukai yra, kur galioja arba negalioja. Tai ant Seimo rinkimų įstatymo užėjau, žiūriu naują redakciją, tipo, įsigalioja. Ten paišo vapšė pievas, tipo, vienai prašo, kad įsigaliojo Liepos 9, priėmė, tipo, Liepos 9, nors matom, kad priėmimo data Liepos 9, įsigalioja šalimais, tipo, Liepos 9, bet paspaudžius ant tų brūkšnelių rašo rugpjūčio 10, čia pizdu, tiek to, vienas nesąmonė. Nauja redakcija kažkodėl atsiranda 2000 metais Liepos 18 dieną, nauja redakcija įsigalioja tipo 2000 metais Liepos 19 dieną, ir kaip turim pomeny, kad 22 metais vėliai Liepos 19 dieną atsiranda Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir gyvendinimo konstitucinis įstatymas 2022 metais. Čia, suprantate, Gediminą, aš tau paaiškinsiu, kaip yra. Kada įvyko tas valstybinis perversmas, buvo užgrobta ta valstybė 90-92, ne? Automatiškai jie ten jau iš anksto buvo pasiruošę visam tam perversmui, ten jau žinojo, kas ką darys. Tai esmė kokia yra? Žemės jie neturi. Pilietybės automatiškai neturėdama žemės, nes sutartys ten dėl sienų buvo pasirašytos ten tik 2003, reikėjo pradanginti tikruosius piliečius. Tai va, kol tu neturi žemės, tu negali duoti jokios pilietybės. Jie ten tą LR pilietybę, tai čia grinai fizinio asmenų registras, ten atskiroj virtualioj bazėj. Tai va, automatiškai, kada tu negali duoti pilietybės, tai visus pilietinius organus, kaip ir aukščiausia taryba, ten ir viską, reikėjo kažkaip paslėpti ir panaikinti ir ant viršaus užkabinti tą virtualią tą korporaciją, suprantate, tą virtualius korporacijos įrašus, visus ten tos registrus. Tai čia jie ir maklevojo. Aš skaitau, kad čia yra kooperatyvas, kad toksai kaip TSRS tipo, tas didelis kooperatyvas, įsteigė 15 naujų kooperatyvų, ten Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika,
Ir ta Lietuvos Respublika irgi įsteigė kooperatyvą, katras vadinasi Seimas. Nu ir tas kooperatyvas pavadinimu Seimas turėjo teisę, kaip sakant, įgyja teisę pradėti steigti savo, žinai, fizinių asmenų registrą, ten tratata, išdalinti kortelės, tipo, žinai, VRM į visą kitą. Tai žiūriu. Tas pats, kaip yra, supranti, su ta ministrų taryba paslėpė, įkūrė kažkokią vyriausybę didžiosiam raidėm. Yeah. Korporatyvinė vyriausybė, bet jie tipo sėdė ant tos kėdės ar ant dviejų kėdžių vienas į tas pats, žinai, kai valstybė veik negali, veikia kaip ta korporacija, ir viskas. Bet tai čia nėra, supranti, niekur nedingė. Matai, mes iš pagrindinio laikino įstatymo matom, kad jeigu jis yra nuo Liepos 19 nepakeistas, paliktas pradinių variantų, tai viskas yra aukščiausia taryba, yra ir tas ne ministrų kabinetas, o ministrų taryba, viskas lieka. Tai jie tik klaunai toliau jau prisisiurbė prie to biudžeto, jiems jau nebesiruošia trauktis, tai jie toliau vaidina, belia kaip čia klastoja, belia kokias nesąmonės šneka, belia kokius dokumentus tipo pradangina, ką nori dabar daro jau, paleidžia tokį vaišvalą ofertas pasiūlyti žmonėms, žinai, kad tikėtų. Kaip sakau, kad ten gali būti, kad tas 10 dienų laikotarpis, ko gero ne tai, ką gali būti, bet tam ir buvo skirtas, ta prasme, kad priimti, įsteigti būtent tą kooperatyvą. Ir viskas. Ir visus padaryti, kas pasiims dokumentus, pasidomėkit kooperatyvai, tai kas pasiims dokumentus, pataps tipo paininku, žinai, tipo kaip ir dalininkas, bet iš kurio tik tai, žinai, kaip tas skotkėse, tipo, žinai, tipo turi sumesti tik pinigus ir viskas. Moki mokesčių, žinai, visą kitą. O kas gauna, tai gauna naudą tas, katras yra ta didesnė matrioška, žinai. Ir viskas. Viskas, galvoju, kad žmonės, čia pagrindinė mintis, kad žmonės matytų, kad Zigmas Vaišvila jiems siūlo ofertą tikėti, žinai. Nebuvo jokių, kad juk valstybės pasirodo nieko nėra, nes matyt jau eina prie to apsivienimo su to TSRS dubus. Bus matyti. Kai sakant, siūlė žmonėm sąjūdžio laikais, tiksliau, ne sąjūdžio laikais, nebuvo tokių sąjūdžio laikų. Buvo perversmo laikais, siūlė tikėti sąjūdžiu, bet, pamatė, kad ten prisidirbo, prieš tai dariau video, kur jis pats pasakė, kad, prisidirbęs neša asmeninę atsakomybę. Tai dabar jis siūlo tikėti, kad yra dingę dokumentai, meta viešą ofertą, kad siūlo, kad yra dingę dokumentai. Ir jeigu Seimas užsiima tik tai tuom, kuria koncepcijas visokias, bet kuria istorinės koncepcijas be dokumentų, tai, žinot, atsiprašau. Klausimas yra, ar jie yra dingę, kodėl Čmilytė Nilsen niekaip neatreaguoja, galbūt garantuota, kad tie dokumentai nėra dingę. Arba jų net nebuvo. Tai, žinai, nurašys, nes, kaip čia sakant, susidoroti jau nebėra paprastesnio būdo, žinai, psichuškę uždaro, tai arba Čmilytę uždarys, žinai, durnyną ir viskas. Sakė, žmogas fantazijoje gyveno, galvoja, kad yra kažkokie tai denonsuoti, žinai, susitarimai, a jų nėra tų denonsuotų susitarimų. Ir viskas. Sakys, čia visą laiką Hebra buvo Tarybų sąjunga, žinai, toksai bairelis. Nes, sakys, 30 metų, vat jūs pastoviai ant rinkimų įstatymo, kur buvo parašyta deputatai, ką vat prieš tai mes su Anatolijum tarpusavy kalbėjom, kad buvo Seimo rinkimai, ta prasme, Seimo rinkimų įstatymas, atsiranda ten Seimas toks teisės subjektas, bet vis tiek išlieka tie deputatai. Aš 30 metų girdėjau, kad buvo Seimo narys, per žinias, per visur laikraščiuose rašo Seimo nariai, bet niekada jie nebuvo vadinami deputatais. Vieninteliai, kas buvo vadinami deputatais, tai liaudės deputatų tarybos. Tai buvo Lietuvos aukščiausioje taryboje esantis asmenys buvo deputatais, bet kažkodėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymai iki 20... Čia jau yra daug tokių niuansų, jie ten jie ne viską negalėjo net pakeisti, jie bandė makliuoti, jau maskavo, kad ten kažkokį vaizdą turėtų, žinai, bet dabar, kai jau viskas lenda, tai viskas ir jau lenda į paviršių, jau nieko nebeužmaskuoti, nieko nebepaslėpsi. Paprasčiausiai tikėk, žinai, kad taip reikia. Tikėk, kad taip reikia,
pakeitė Seimo pavadinimą Liepos 9 dieną, 92 metais, o tam iš aukščiausios tarybos į Seimą, o Seime šitam, kur pakeitė, lieka aukščiausios tarybos deputatai, su aukščiausios tarybos deputatai galiojimais iki lapkričio mėnesį. Nuo Liepos iki lapkričio mėnesį Seime sėdė aukščiausios tarybos deputatai. Tokių daug niuansų, čia jie nieko nebegalėjo, čia viską perburti, suprantate, tai paprastai jiems nebesigavo. Ne. Gerai, davai, Gediminai, dar kitą padarysim. Gerai, jeigu ką, matysim poreikio, reikės gal tiesioginę transliaciją kažkokią suorganizuoti vakarais. Gerai. Dar sykį, nes tai opi tema, artėjantis rinkimai šičia. Ne, jeigu žmogus vis dėlto eis į rinkimus, tai sakau, čia belieka balsuoti tik už Vaitkų, tie, kurie vis tiek eis, kurie nori. Neagituojam, mes už nieką balsuoti. Ne už Vaitkus. Neagituojam, bet sakau, jeigu tie, kurie eis, kurie nusprendė eis, tai tik čia už Vaitkų dar, gal ten Vaitkų kažkas paprotins, kad jis biškai ten iškeltų visus tos popierius į paviršių. Paprotint šiuo atveju, nežinau, tikrai ne kokie nors agitatoriai gali. Bet, aš mestelsiu viešą ofertą. Norėčiau susitikti asmeniškai su ponu gerbiamu Eduardu Vaitkum ir pabendrauti iki rinkimų, jeigu jis jau skelbėsi liaudės partijos ten to pirmininkas ar kas jis ten lyderis. Tai aš norėčiau su juo, kad, jis buvo, kaip žinai, pats pirmasis numeris vienas asmo, žinai, balotiravisis į neteisėtus prezidento rinkimus Lietuvos Respublikos korporacijos. Tai kaip numeris vienas, aš norėčiau asmeniškai su juo susitikti, susiderinti, žino ir kontaktus, gali ir paskambinti, ir parašyti, ir kad žiūri tas laidas, galbūt ne asmeniškai Eduardas, bet kad Naka žiūri, ar ten Zigmas Vaišvilas, žinau 100%, kad Zigmas Vaišvilas žiūri tas laidas, tai aš irgi mesteliu savo atžvilgiu, kai sakant, ofertą Eduardui Vaitkui, kad duokit, informuokit šitą žmogų, kad aš noriu su juo susitikti. Jeigu jis neišreikš tokio, kai sakant, susitikimo noro, tai reiškia, jis bendram katile su tais pačiais velniais, žinai, plaukia ten ir kloja su savo šaukštu ir viską. Ne, tai tau pasakysiu, gali atvažiuoti, aš ten darau tos rinkiminius reklamą, gali mane pasigauti. Tai be problemų aš atvažiuočiau, ta prasme, bet turi būti kontaktas, o ne tai, kad, žinai, netikėtai šūdas, tipo, žinai, užspaudė. Nenoriu aš būti šūdas, aš tiesiog viešai paskelbiau, kad iki to rinkiminio laikotarpio, kol viskas čia vyksta, kad aš noriu susitikti ir galėtumėm pašnekinti, kad ir toj pačiai Klaipėdoj, 3 žmonės, Eduardas Vaitkus, aš, Anatolijus, ir stebėtojai kažkokie, kas ten nori stebėti visą šitą pokalbį, nusifilmuoti, užfiksuoti, ta prasme, prašom, užsakysim vakarienę už kokį, maksimum 50 eurų. Arba... Gerai ten, iki Anatolio. Bet ir dingę yra KGB dokumentai išvežti maišais ir niekas nenori jų ieškoti. Ir dar daugiau šiandien pagarsinau konferencijoje Seime vykusioj, kad yra atgimimo laikotarpio didžiulė dalis labai svarbių dokumentų, vaizdo, filmuotos medžiagos, įrašų dingusių iš vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos vidaus reikalų ministerijos. Ir jeigu Seimas užsiima tik tai tuom, kuria koncepcijas visokias, bet kuria istorinės koncepcijas be dokumentų, tai, žinot, atsiprašau. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just vote an obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep
sleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives. You create thoughts. Never waste time. You got one shot. You got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5. No mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains. Go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me.